13 mėnulio diena. Dienos akmuo kilnusis opalas. Simbolis besisukantis ratas. Tai ratas su svastika viduryje, kuris juda kaip laikrodžio rodyklė ir simbolizuoja amžinąjį judėjimą. Jis gali asocijuotis ir su gyvybinės energijos tėkme visais kūno kanalais. Šią dieną dominuoja energijos magija. Diena palanki darbui su karma, taisomos praeities klaidos, kaupiama informacija, randami nauji kontaktai. Galima užmegzti ryšius su kitais pasauliais. Pirmoji dienos pusė bus nepalanki, kadangi išlaikys neigiamas praėjusios dienos tendencijas. Bet jei žmogus įveiks puikybę ir pasididžiavimą, tuomet jis turės naujų galimybių susijusių su jo subtilios vitalinės energijos stiprinimu. Antroje mėnulio dienos pusėje atsivers naujos kūrybiškumo pasireiškimo perspektyvos. Didėja galimybė siekti naujų tikslų. Sapnai parodo, ar judame tą pačią kryptimį ir lipame ant to paties grėblio, o gal sugebėjome kažką pakeisti ir pakilti laiptais aukštyn. Šią dieną sapne pats gyvenimas beldžiasi į jūsų duris ir rodo kelią, kuriuo turite eiti pokyčių link. Svarbu laikytis šių nurodymų. Šios dienos sapnai išsipildo per 8 dienas. Stenkitės šiandien nesusirgti, nes 13 mėnulio dienos ligos yra pavojingos ir užsitęsia ilgai. Ypatingai jautri žarnyno peristaltika. Jūsų ligą gali sukelti ir karmos dėsnių pažeidimai. Išanalizuokite savo praeitį ir sutelkite dėmesį ties klaidų ištaisymu. Šiandien jūsų organizme vyksta atsinaujinimo procesai, todėl verta užsiimti kūno puoselėjimo procedūromis. Kadangi diena asocijuojasi su samsaros ratu, buities darbus atlikite neskubėdami, nuosekliai, tai pavyks išvengti klaidų pakartojimo. 13 mėnulio diena palanki pradėti statyti kokius nors apvalius objektus, tokius kaip šulinys ar apvalio sodo dekoracijos. Taip pat pravartu daryti apvalius talismanus bei amuletus ar kepti apvalią duoną ir pyragus. Nesistebėkite, jeigu šiandien be jokios priežasties horizonte pasirodys jūsų buvęs mylimasis. Jei šis žmogus praeityje jums suteikė džiaugsmo bei meilės ir vis dar jaučiate jam jausmus, nepraleiskite progos pradėti viską iš naujo, taip sakant, nuo balto popieriaus lapo. Šią mėnulio dieną pasiūlymai tekėti teikiami retai, o santuokos šią dieną įvyksta dar rečiau, nes tai senų santykių peržiūros diena. Patartina susilaikyti nuo naujų pažinčių ir kontaktų. Sėkmingiausia diena nuodugniai sutarčių ir projektų peržiūrai ir analizei bei jų koregavimui. Ši praktika jums padės pamatyti visus trūkumus ir rasti silpną grandį. Diena ypač sėkminga moksliniam ir kūrybiniam darbui, socialiniams renginiams, grupiniams kontaktams. Puiki diena gauti naujos informacijos, tobulinti išsilavinimą, papildyti žinias jūs dominančią temą. Netinkama diena bylinėtis. Šiandien nepatartina keisti savo darbovietės. Galite spręsti finansinius klausimus bei vykdyti savo kompanijos reklamą.